Šis klausimas neramina daugybę tėvų, kurie Kalėdas su kūdikiu švenčia pirmąjį kartą. Todėl tikiuosi, kad keli klausimai padės jums lengviau apsispręsti. Pirmasis jų, ar ten, kur planuojame vykti, kūdikis galės miegoti saugiai. Tai yra, ar miego aplinka atitinka staigios kūdikių mirties sindromo prevencijos rekomendacijas. Tvirtas čiužinys, saugi vieta kūdikiui miegoti, kuris neiškris ir panašiai. Būtinai jas perskaitykite ir pasitikrinkite. Antrasis klausimas yra apie aplinką. Ar aplinka yra palanki ir saugi kūdikiui? Ar patalpose nėra rūkoma, ar jos gerai vėdinamos, ar nėra vartojama per daug alkoholio, kas kartais sukelia tam tikras pavojingas situacijas, ar namuose nėra agresyvių gyvūnų arba kažkokių nenuspėjamų gyvūnų, ar nėra kažkokių vietų, kurios būtų ypatingai pavojingos vaikui, jeigu vaikas jau yra mobilus. Trečiasis klausimas yra bene svarbiausias šitoje istorijoje, net jeigu į pirmus du atsakėte, kad viskas yra tvarkoje. Tai yra klausimas apie jūs. Ar jūs norite važiuoti? Ir jeigu jūs šiandieną jaučiate, kad aš labiau norėčiau likti namuose, galbūt atšvęsti šitas Kalėdas mūsų mažoje šeimoje, viskas su tuo yra tvarkoje. Jūsų giminės yra suaugę žmonės ir jie tikrai moka tvarkyti su savo emocijomis. Taigi, dar kartą norisi priminti, kad svarbiausia šioje istorijoje esate jūs ir jūsų sprendimas yra visa ko pagrindas. Gražių artėjančių švenčių.